Labas rytas Lietuva, su jumis šį žvarboką gruodžio rytą sveikinasi Telija, o kartu ir aš, Evaldas Radzevičius, IT paslaugų verslo vadovas. Labai malonu matyti labai gausų būrį mūsų klientų, partnerių ir mūsų kolegų šį trečiadienį rytą prisijungusių prie paskutiniosios šių metų webinaro ciklo IT gyvai dalies. Kągi, atėjo gruodis, kitų metų biudžetai tikriausiai jau suskaičiuoti ir patvirtinti, arba nebetoli jau esate to. Suplanuotas kalėdinės akcijos jau startavo, visi sekate, stebite jų rezultatus bei atliekate reikiamas korekcijas. O šiandieną su jumis kaip tik ir norime pakalbėti apie technologiją, kuri buvo sukurta daugiau nei prieš 40 metų ir jos paskirtis nuo pat pradžios ir buvo nuotolinis stebėjimas. Ir šiandieną ją mes žinome kaip IoT, Internet of Things arba daiktų technologijos. Ir norėčiau jums pristatyti mūsų kolegą, kuris šiandieną jums kalbės apie šią technologiją, tai Remigijų Brasis. Sveikas, Remigijau. Labas rytas. Prieš atiduodamas žodį pilnai tau, norėčiau šiek tiek techninės informacijos mūsų webinaro dalyviams. Visus klausimus, kurie kils pristatymo metu, jūs galite užduoti dešinėje pusėje esančiame bendravimo lange ir mes juos įgarsinsim Remigijui webinaro pabaigoje. Taip pat webinaras bus įrašomas ir mes įrašu jo pasidalinsime su jumis, bei jį galėsite rasti ir YouTube platformoje. O todėl, kaip ir nėra daugiau ką man pasakyti, perduodu žodį Remigijui. Remigijau, sėkmės tau. Ačiū, Valdai. Tai labas rytas dar kartą. Čia norėčiau pasakyti, kad malonu jūs matyti, bet dėja nuotoliniu būdu to nepavyks man padaryti. Tai sakau, malonu jums kalbėti. Ir besiruošiant šiai temai, tame aš jau gyvenu daugiau negu 10 ar 12 metų, besiruošiant šiam webinarui, atrodo toks, tilpsime laiką ir visą kitą, bet kai susidėliojo skaidrės, panašu, kad pasakyti yra ką ir nieko nelaukiant pradedu. Kartais gali būti, kad įjungsiu ir greitakalbę, priklausomai taip, kaip eis ir laikas. Dalykų yra daug naujų. Nėra tikslo šiandieną pristatyti kažkokius Telijas naujas paslaugas ar kažką. Šios dienos esminis tikslas yra pakalbėti apie IoT evoliuciją, kas vyksta rinkoje, kas naujo įvyko per pastarosius metus ir link kur eina rinka. Mano žodžiais jau gana drąsiai tą sakau metai 2, žiūrint nuo dabar, kad mes esame ant evoliucijos slenksčio ir tai tik pati pradžia. Tai kalbant apie IoT arba daiktų internetą, paprastas atrodo dalykas, ar ne? Bet kai aš galvoju apie šitą technologiją arba sprendimus, man galvoje yra 5 žodžiai. Pirmas – padėti. Kaip IoT man gali padėti nuskaityti tam tikrus duomenis, stebėti tam tikros galbūt transporto priemonės, galbūt automatizuoti tam tikrus mano sprendimus arba kitaip palengvinti mano gyvenimą, suprasti, kaip veikia mano įranga, kaip veikia mano verslas, kaip veikia galbūt mano sveikata, jeigu aš turiu tam tikrus daiktų interneto prietaisus, kurie matuoja mano sveikatos būklę, miegą ir taip toliau. Palengvinti, automatizuojant verslo procesus, kasdieninius darbus ar tiesiog bet ką darau kasdieną, kur galima būtų įdiegti IoT sprendimą, kuris man, nežinau, atidarys už mane duris, pritemdys šviesą, galbūt atsiųs tam tikrus duomenis, man atsiradus tam tikroje teritorijoje. Apsaugoti ir nuspėti tiek versle, tiek privačiam gyvenime yra keletas dalykų. Tai yra pirmas, kad apsaugoti galima turtą ir IoT pagalba realių laikų perduoti duomenis reaguojančiam tarnybom. Lygiai taip pat galima apsaugoti ir savo kūną arba nuspėti, kas gali vykti su to kūnu arba, tarkim, verslo objektų, nežinau, transporto priemonė, tam tikrų įrenginių. Jeigu jau vyksta kažkas netinkamo kažkur, kūne, fiziniam daiktui ar panašiai, tai IoT sprendimai gali padėti tos duomenys, tą informaciją pačiam fiziškai arba nematant arba nejaučiant nuspėti ir perduoti, kad
užbėgti laimingiem ar ten netinkamiem įvykiam už akių. Tai yra tokie 5 esminiai žodžiai, kai aš galvoju apie IoT ir kas man tai yra. Ir čia, žinokit, riboja net ne finansai ar kažkas, riboja fantaziją. Ir kiek žmonija turės fantazijos, tiek mes tų vis įvairiausių sprendimų diegsime ir jų atsiras vis naujų. Tai kad nebūtų žodžiais, kodėl ta evoliucija, pasižiūrėkim, kaip atrodo pasaulinė rinka ir prijungti įrenginiai prie interneto kartu su žmonija. Šiandien mes turim 23 metų galą ir žmonijos populiacija yra viršijusi virš 8 milijardų. Tai 8 milijardai su trupučiu žmonių pasaulyje šiandieną dalinasi 9,27, dalinsis 9,27 įrenginius per žmogų 25 metais. Studijų yra įvairių ir tie skaičiai šiek tiek varijuoja ir kai kurie sako, kad jau net dabar tas kiekis yra pasiektas apie 9 įrenginiai per žmogų, kai ko pasekoje, tarkim, prieš 13 metų nebuvo net 2 įrenginių per žmogų, o 2/3 įrenginių kiekis prijungtų prie interneto per žmogų nesiekia net 1 įrenginio. Tai ką mes matom, kad kas 5 metus įrenginių kiekis padvigubėja ir čia dar tikrai ne pabaiga. Kaip atrodo pasaulis pasaulio, ar ne, bet kaip atrodo rinka Lietuvoje, kalbant apie IoT sprendimus, apie IoT įrenginius licencijuotų dažnių spektre. Apie dažnius dar šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet žiūrint iš tos pusės, kas yra licencijuotų dažnių spektre, IoT prijungti įrenginiai gyvuojantis rinkoje, tendencija yra lygiai tokia pati, kaip ir įrenginių bei žmonijos populiacijos augimas. Tai auga skaičiai kartais ir jie augs dar labiau ateityje. Ir dabar klausimas, kodėl ir kas čia vyksta. Tai jeigu 2010 ir tarkim 2020 ar 2026 metais įrenginių saugumas, mobilumas, kokybė, integralumas ir dažnių skverbtis, kiek įrenginys gali veikti giliai po žeme arba pastatuose dėl fizinių ribojančių veiksmų duomenų perdavimui. Visi šitie parametrai praktiškai buvo labai žemame lygyje. Tai yra tiek saugumas, tiek mobilumas, buvo pati pradžia technologijų, ko pasekoje dabar šiuo laikotarpiu ir tai tik tais kokybė ir galimybės vis didėja. Tai saugumas, mobilumas, kokybė, integralumas ir skverbtis jau yra skaitoma, kad yra aukšta ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl IoT kiekis auga. Yra dar viena turbūt esminė priežastis, kurią papasakosiu šiek tiek vėliau, tai yra naujų technologijų atsiradimas. Ir tos technologijos įgalino naujus atvejus, dėkti naujus atvejus ir sprendimus rinkoje, ko pasekoje mes matom, jeigu tai pasižiūrėjus skaičiais, ar ne, 20 metais apie 370 tūkstančių renginių, 22 buvo jau apie 600 tūkstančių, 25 galiu jau drąsiai pasakyti, kad bus apie 2,2 milijono prijungtų įrenginių. Na, o kas laukia 35? Manau, kad galiu spekuliuodama šiek tiek sakyti, kad turėsime prijungtų įrenginių apie 10-20 milijonų. Ar tai bus? Pamatysime. Tai iš operatoriaus pusės IoT yra gana paprastas dalykas. Mes čia kalbam, ar ne, IoT, daiktų internetas, skraidantis automobiliai, autonominiai automobiliai, tarpusavį sąveikaičios sistemos, vieni patogumai žmogui, analitika ir taip toliau. Jeigu paprastai ir istoriškai pasižiūrėjus iš operatorius, mūsų kaip operatorius arba bet kokio kito operatorius, mobilaus operatorius perspektyvos, IoT arba daiktų internetas yra paprastas Uberis. Uberis tai naudojo kaip analogiją, kad operatoriaus duomenų perdavimas yra atvažiavau, paėmiau ir perdaviau ten, kur reikia. Atrodo tai paprasta, ar ne? Kitaip tariant, kas yra IoT paslauga arba buvo IoT paslauga iš operatorius perspektyvos, tai SIM kortelė telefone arba daiktų IoT įrenginyje ir sąskaita mėnesio gale. Nieko atrodo įspūdingo ir apie ką čia kalbėti. Bet ar tikrai? Pažiūrėkime giliau. Čia pateiksiu paprastą, supaprastintą IoT architektūrą, iš ko susideda daiktų interneto sprendimai. Tai pats pirmas lygis yra įrenginiai, sensoriai ir komunikacijos modelis, tarkim, kai mes kalbam apie mobilių operatorių paslaugas, tai yra SIM kortelė įdėta kažkokį įrenginį, įrenginys prijungtas prie kažko, matuoja, nuskaito, valdo, perduoda duomenis kažkur toliau.
Sekantis sluoksnis yra duomenų perdavimas ir po šitos sluoksnius slepiasi daugybė įvairiausių technologijų, apie tai pat pakalbėsime šiek tiek detaliau ir vėliau. Toliau būna IoT valdymas ir automatizavimas. Čia apie valdymą ir automatizavimą kalbu apie ryšio valdymą, įrenginių valdymą naujinius ir duomenų valdymą bei naujinius. Ir tai dar nėra tas sprendimas, ką mato galutinis klientas. Galutinis klientas mato duomenų atvaizdavimo ir analizės sluoksnėje jau galutinį produktą, kad ir kas tai bebūtų. Ar tai bus pozicijos atvaizdavimas, ar tai bus kažkoks tais aplikacija valdymui, namų, signalizacijos, gyvūnų sekimo, šeimos, spinų atrakinimo ir taip toliau ir panašiai. Tai yra tas sluoksnis, kurį mato vartotojas. Ir per visus šitos sluoksnius yra vienas labai svarbus dalykas, tai yra saugumo užtikrinimas. Apie saugumą taip pat kalbėsim šiek tiek vėliau, bet kas svarbu čia pabrėžti ir paminėti yra, kad saugumo užtikrinimas IoT sprendimuose niekada nebuvo stiprioji pusė. Ir tą noriu Jums pabrėžti labai stipriai tam, kad ateityje, ne tik ateityje, bet ir dabar, reikia atkreipti dėmesį ir vertinti labai rimtai. Tai pasižiūrėjus iš vartotojo perspektyvos, vidurinė dalis, duomenų perdavimas ir ryšio ir įrangos valdymas dažniausiai galutiniam vartotojui yra nematoma dalis. Ir ką mato galutinis vartotojas, jis mato įrenginį, kurį jisai turi arba kurį prijungia ir panašiai, ir mato jau galutinį rezultatą, ką tas įrenginys IoT jam suskaičiavo, perdavė, leido valdyti, atvaizdavo ir taip toliau. Kas yra ta nematoma dalis? Nematoma dalis yra dažniausiai tarp operatorių, paslaugų teikėjų, pačių sprendimo paslaugų teikėjų ir operatorių. Tai jeigu mes turim prijungtus įrenginius, turim mobilius arba kitus tinklus duomenim perduoti ir tame tarpe turime platformą arba platformas ryšio valdymui, įrangos valdymui ir duomenų valdymui. Dažnai tai yra atskiros platformos tarpusavio nesusijusios ir ryšio valdymas lieka operatoriaus pusėje su galimybė tą ryšio paslaugas ir visą kitą valdyti ir sprendimo teikėjai. Tačiau kartais būna ir viskas vienoje platformoje. Tai jūsų sprendimų teikėjai dažnu atveju, ar praktiškai visais atvejais turi tiek ryšio valdymo sprendimą, tiek duomenų valdymo sprendimą, kurio pagalba analizuoja, kaip veikia jų sprendimas, gali valdyti, stabdyti, aktyvuoti, atnaujinti galinius įrenginius. Atnaujinimas čia pabrėžiu taip pat yra svarbu, nes jeigu iškilo saugumo kažkokių tais problemų, įrenginio programinę įrangą reikia atnaujinti tam, kad įranga būtų saugiausia pagal naujausius standartus. Ir šita dalis būtent yra nematoma, yra integruojama į įmonės galutinius procesus, o vartotojas gauna tą mažytę sprendimo dalį kaip sąsają, kurioje yra atvaizduojami duomenys. Tai čia daugiau nesiplėsiu, keliaujame toliau prie technologijų ir pasižiūrėsim, iš kur ta evoliucija atsirado, ar ne, ar kodėl mes sakome, kad mes esame ant evoliucijos slenksčio. LPWA, Low Power Wide Area, arba žemo energetinio efektyvumo plačios aprėpties duomenų technologijos, skirtos IoT arba daiktų internetui, ir LPWA stovi kaip skėtis, po kurios slepiasi daugybė įvairiausių technologijų ir jos vienos nuo kitos būna ir panašios ir labai skiriasi, ir trumpai apžvelgsiu, kokie yra vienos kitos privalumai ir pranašumai. Tačiau prieš tai pasižiūrėkime trumpai į istoriją. Evaldas minėjo praktiškai 40 metų daiktų interneto istorijos, ir tas 40 metų prasidėjo 1980-aisiais ARPANET tinklu, kur buvo universitetas sukurtas vidinis tinklas, stebėti automatą. Tai yra patys pirmieji IoT sprendimai, kurie buvo, vadinkim, labiau laboratorijos sąlygom, žiūrėti, kaip veikia, ką galima gauti. Interneto protokolas TCP/IP atsirado 90 metais, GPS-as 93 metais, 3G 2001 metais, pirmasis iPhone'as pasaulį išvydo 2007 metais. 4G technologija atsirado 2010 metais. Čia atsirado nebūtinai reiškia, kad operatorius ar paslaugų tiekėjas jau ją įdiegė. Tai tas diegimas gali varijuoti plius minus keli metai, tačiau daugmaž laiko kreivė skalė tokia ir yra. 2010 metais atsirado taipogi ir pirmoji LPWA, efektyvių IoT technologija, Sigfox. Po 6 metų atsirado
Narrowband IoT, LTM ir LoRa, apie kurias technologijas mes šiandien daugiausiai ir kalbėsim. IPv6. Na ir mes šiandien esame ant tos lenkščio, kai 5G technologijos įgauna degimo pagreitį ir tai yra tik tais pirmas žingsnis iš 5G technologijų. Jų technologiniai aspektai ir principai keisis ir gerės ir tas tikrasis daiktų internetas dar tik ateina, o mes jau matom pačios pradžios pradžią. Kas svarbu iš šitos dalies ateities žiūrint, nes labai aišku yra, kas buvo, kaip keitėsi ir kas vyko. Labai įdomu taipogi yra, kas bus. Tai jeigu 5G jau vyksta, matom rinkoje, kad atsiranda ir satelitiniai sprendimai. Matom, kad pagal prognozes visas ir savo statistikas matom, kad 4G duomenų perdavimas jau eina link piko. Tai reiškia, technologija išnaudojama maksimaliai ir norint kurti inovatyvius sprendimus, galbūt tos technologijos kartais ir nebeužtenka. Ir tada atsiranda 5G su bloko grandinė tiek IoT, tiek bendrame paslaugų naudojime. Ir čia tas jau, vadinkim, IoT pereis į kitą lygį, kai bus super trumpas vėlinimas, didžiulės greitaveikos, realus valdymas, kur galima bus įgalinti jau tas ilgai pasakojamas istorijas apie robotizuotas operacijas, autonominius automobilius ir panašiai. Tai daugybė šitų sprendimų rinkoje jau pradeda diegtis kaip testavimo stadijoje, kaip laboratorijos, kartais su realiais projektais rinkoje, bet tai dar nėra masinis plėtojimas. Ir turbūt vienas iš paskutinių dalykų, ką svarbu čia paminėti, kalbant apie evoliuciją, tai yra kvantiniai kompiuteriai masiniam naudojimui. Labai dar neaiški sritis, vieni sako 28 metai, kiti 30 arba vėliau, kai kvantiniai kompiuteriai ir dirbtinis intelektas bus pasiekimi masėms ir masės galės tos sprendimus taikyti plačiai. Ir tada jau visiškai kitas pasaulis atsivers, sunku net įsivaizduoti, ką tuo metu mes galėsime daryti, nes dar nesame tenais. Tai Lietuvoje atsilikimas keliais metais nuo technologijų, tarkim, Narrowband IoT ir LoRa operatoriams visada tenka, užtrunka šiek tiek laiko, kol įdiegiamas yra technologijos. 5G dažnio atidavimą šiek tiek pavėlino technologijų diegimą Lietuvoje, 5G turimenį. 5G IoT taipogi ateina, bet kryptis yra aiški. Ir labai aiškiai, kur mes einam ir kur pasaulis keliauja. Ar pasižiūrėkime į technologiją šiek tiek detaliau. Čia yra tik keletas, toli gražu ne visos technologijos, kurios dalyvauja IoT sprendimuose. Ir jeigu vertikali skalė sako apie pralaidumą, o horizontali sako apie atstumą ryšių technologijos veikimo, tai mes čia matome jau gana pažįstamas RFID, NFC, Bluetooth, Wi-Fi tam tikras technologijas. Taipogi matom operatorių licencijuotų dažnių spektro technologijas duomenų perdavimui. Ir čia matome naujosios kartos technologijas duomenų perdavimui daiktų internetui. Svarbu čia paminėti yra tai, kad technologijos, duomenų perdavimo technologijos yra skirstomos į licencijuotas ir nelicencijuotas. Licencijuotos duomenų technologijos yra teikiamos visų pirma su reguliavimu ir aiškia atsakomybė, su licencijuotais dažniais, kurie apsaugo nuo įvairiausių tarpusavio trikdžių, sutrikimų, normalaus paskirstimo ir taip toliau. Yra labai aiškus su paslaugų teikėjų sąrašas ir standartai, pagal kuriuos tiekėjai teikia paslaugas. Ir standartai čia svarbu pabrėžti, kad nuo taip, kaip turi būti teikiama paslauga, iki saugumo užtikrinimo ir tam tikrų kitų parametrų. Tai fokusuojantis į sprendimus labai svarbu suprasti, ar sprendimas, kuris jums diegiamas arba kuris planuojate diegti, yra licencijuotame ar nelicencijuotame dažnių spektre. Tai neapsistojant ties visomis, šiandien fokusuosimės į pagrindinės IoT daiktų interneto technologijas, LTM arba Narrowband IoT iš licencijuotų dažnių spektro ir LoRa bei Sigfox iš nelicencijuotų dažnių spektro. Tikėtina, kad dauguma iš jūsų bent jau šitos 4 pavadinimus esate girdėję. Rinkoje tai nebėra naujiena. Porą metų operatoriai daugiau ar mažiau yra įdiegę šias technologijas tinkle ir jau yra pakankamai nemažai pasaulyje, tuo pačiu ir Lietuvoje, sudiegtų sprendimų. Vėlgi, dėl ko leidžiu savo sakyti, kad mes esame ant evoliucijos slenksčio. Nauji dalykai, kas ateina, tai satelitinis duomenų perdavimas
vienu iš satelitų tipo, tai yra žemos orbitos satelitai, apie tai šiek tiek papasakosiu vėliau, bet šitas kampas, šitų 4 ar 5 technologijų kampas yra ateities fokusas ir kur visas IoT iš duomenų perdavimo pusės keliauja. Palyginkime tarpusavį. Čia matome licencijuotų dažnių technologijas kaip 4G arba LTM IoT daiktų interneto ir Narrowband IoT, taipogi nelicencijuotų LoRa ir Sigfox. Tik keletas aspektų, kuriuos yra svarbu paminėti lyginant tarpusavyje. Tai yra greitaveikos, ryšio skvarba pastatuose. Kuo didesnis šis skaičius, tuo ryšio skvarba yra geresnė. Tuo giliau dažnis prasiskverbia, tuo pro daugiau sienų ar konstrukcijų gali praeiti. Naujinimai per belaidį ryšį ypatingai svarbi dalis, kalbant apie saugumą. Jeigu atsiranda naujas kažkoks tais virusas ar kenkėjiška programinė įranga, visus įrenginius, visą programinę įrangą pagal tą praktiką privaloma atnaujinti, kitu atveju tas įrenginys tampa pažeidžiamas. Ir čia turbūt yra vienas iš pirmųjų ir esminių skirtumų, kuo skiriasi licencijuotų ir nelicencijuotų dažnių technologijos dėl jų fizinių savybių. Tai yra, kad tam tikros technologijos geba nuotoliniu būdu atnaujinti programinę įrangą jūsų IoT įrenginyje, kai kitos nebūtinai tą gali padaryti. Čia vėlgi labai priklauso nuo sprendimo, tačiau kiek teko matyti pavyzdžių, didžioji dalis įrenginių, kas tarkim yra paremti LoRos arba Sigfox technologijų pagrindų, negali būti atnaujinami nuotoliniu būdu. Ir čia yra svarbus aspektas. Jeigu turite 100 tūkstančius arba 100 tūkstančių daiktų, kuriem reikia atnaujinti programinę įrangą A dėl funkcionalumo, B dėl tam tikros saugumo spragų ar kažkokių kitų niuansų, jūs fiziškai to negalėsite padaryti ir reikės fiziškai važiuoti į kiekvieną vietą. Tai yra nuotoliniu būdu negalėsite to padaryti. Tai reikės važiuoti į kiekvieną įrenginio vietą ir tai yra didžiuliai kaštai tiek laiko prasme, tiek finansinė prasme. Lygiai taip pat žiūrint iš mobilumo perspektyvos, jeigu LTE ir LTE KTM1 yra technologijos, kurios veikia mobiliai, tai reiškia, tu gali keliauti su įrenginiu ir jis gebės perdavinėti duomenys prisijungiant prie vis naujų bazinių stočių. Narrowband yra, vadinkim taip, labiau stacionarus negu judantis, bet praktikoje jau teko daryti sprendimų, kur transporto priemonėse sumontuoti matuoklį su Narrowband IoT technologija, puikiai perduoda duomenys ir judančiuose daiktuose. Tuo tarpu LoRa ar Sigfox technologijos negeba to daryti, jos yra pririštos prie fiksuotos lokacijos ir su to nieko nepadarysi, tokia jau ta technologija. Balso paslaugos IoT arba daiktų internete procentaliai labai mažas skaičius sprendimų, kuriam tai reikalinga. Ateityje tikėtina, kad šitas poreikis augs labiau kalbant apie privačių vartotojų paslaugas, bet paskutinė dalis yra, kurią norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra saugumo lygis pagal technologijas. Šitie parametrai nėra išgalvoti mūsų, tai yra paremti pagal įvairiausius šaltinius ir technologinius palyginimus. Tai jeigu mes kalbam, kad saugumas yra kritiškai svarbi vieta, tai lyginant technologijas licencijuoto dažnio spektre, jos yra gerokai saugesnės negu technologijos nelicencijuotam dažnių spektre. Ir tai svarbu atsiminti. Keliaujant toliau, šiandieną fokusuosimės, dar labiau siaurinsimės į LTM ir Narrowband IoT, naujos kartos daiktų internetų technologijas. Ir čia tokiam vaizdžiam supratimui, koks yra skirtumas tarp jų. Įsivaizduokite, kad čia yra bazinės ryšio stotis, nuo kurios yra antenos ir kurios skleidžia tam tikrus dažnius ir perduoda dažnių pagalba duomenys. Tai kuo ilgesnis atstumas, kuo mažesnis skaičius dažnio, kuo ilgesnis atstumas, tuo per tą atstumą įrenginys daugiau prisirenka, dažnis prisirenka daugiau vartotojų. Ir kuo jis yra ilgesnis, tuo jis yra siauresnis. Galima paimti vamzdžio principą, kuo tu ilgesnį vamzdį turi, tuo jis siaurėja, bet per atstumą jis prisirenka labai daug vartotojų. Ką tai reiškia pačiam vartotojui ir technologijai? Technologija, būdama siaura ir per atstumą prisikraudama labai daug vartotojų, jinai apsikrauna pati fiziškai ir nuo to prastėja paslaugos kokybė bevartojančiam vartotojui. Kuo dažnis yra siauresnis,
tuo jis yra platesnis, vadinasi, mažiau prisirenka vartotojų ir turi didesnį pralaidumą, tuo mes turime didesnės, aukštesnės greitavikas ir galime teikti aukštesnės kokybės greitavikos paslaugas. Dar vienas svarbus momentas priklausantis nuo dažnio ir atstumo, tai yra skverbtis. Kuo didesnis skaičius prie dažnio, to jo skverbtis yra mažesnė. Tai reiškia, jo galimybės prasiskverbti per sienas į požeminius aukštus yra mažesnis arba praktiškai niekinis, o kuo yra mažesnis, tuo giliau dažnis gali prasiskverbti fiziškai per sienas, gruntą, perdangas ir taip toliau. Ta pasakoju nebereikalo ir tą pasakoju dėl to, kad aš IoT, Low Power Wide Area ar Narrowband, ar tai bus CAT-M1 technologijos, ilgam plačiam padengimui jas dažniausiai yra teikiamas šitame dažnių ruože. Tai reiškia labai ilgas ir platus, labai ilgas ir siauras, nepaisant to, kad prisirenka daug vartotojų per savo kelią visą padengiamumą, pačios technologijos yra ypatingos tuo, kad jos geba išlikti efektyvios ir neapkrautos. Ir tuo pačiu išlaikyti skvarbą. Dar vienas iš tokių turbūt dalykų, kas įgalino naujus IoT sprendimus ir tą šuolį skaičiais prijungtų įrenginių, tai Lietuvoje ir pasaulyje, tai yra, kad Narrowband IoT, LT CAT-M, lygiai taip pat ir LoRa ir Sigfox, visos šitos technologijos po šito skėčių, jos yra energetiškai efektyvios ir geba baterijų tarnavimo trukmę išilginti nuo metų pusantrų iki 10 ar net 15 lyginant su senosiom technologijom. Ir tai buvo turbūt pats esminis faktorius, kad baterijomis aptarnaujantis įrenginiai gali veikti ilgai be papildomos priežiūros. Paskutinė žinutė ties šitą skaidrę yra ta, kad kaip paslaugų tiekėjas diegia CAT-M1 technologiją, yra svarbu, kokias technologijas jie diegia. Ir čia po truputį lenkiu 2G saulėlydžio, 2G ir 3G saulėlydžio tema. Tai jeigu dažnis naudojamas CAT-M technologija yra 800, tai pačia technologija praktiškai visi operatoriai naudoja ir 2G technologiją. Senąją, standartinę duomenų ir balso perdavimo technologiją. Vien tik įjungus duomenų perdavimo technologiją kaip CAT-M1 ant šito dažnio, bazinis stotis talpumas sumažėja apie 20%. Norint atstatyti bazinį talpumą, reikia investuoti gal net keliasdešimt milijonų arba susitaikyti su prastėjusia paslaugų kokybė. Lygiai praktiškai prieš metus, berods gruodžio 13 dieną, Telia uždarė 3G technologiją ir uždarimas buvo nebereikalo. Uždarimas buvo sąlygojimas tikslo kelti paslaugų kokybę ir eiti su rinka ir naujomis galimybėmis. Ir šiandien galiu džiugiu balsu pasakyti, kad Telios ne tik Lietuvoje, bet ir visoje grupėje palaikomas yra visos technologijos, naujos kartos technologijos, nuo 5G iki LTE-M ar Narrowband, tuo pačiu dar ir 2G. Tačiau 3G technologijos nebėra. Ir mūsų atveju tai buvo didžiulis pranašumas lyginantis su kitais, kai mes 2G, tai yra LTE CAT-M technologiją, panaudojame ant uždarytos 3G technologijos dažnių. Tai mums leido neįtakoti esamų klientų, neįtakoti 2G technologijos, turėti visiškai švarų dažnį pilnam paslaugos paleidimui. Ir šiandien mes turim padengę visą Lietuvą, visą Lietuvos teritoriją, visomis įmanomis naujos kartos IoT technologijomis, kurias galime naudoti įvairiausiuose sprendimuose. Ir tarp jų skirtumai yra labai paprasti. Kuo greitesnis, to ryšio skvarba yra, vadinkim, prastesnė, perdavimo sparta greita, baterijos trukmė, eksploatavimo trukmė trumpėja. Kuo ilgesnis dažnis, kuo mažesnis duomenų perdavimas, kuo labiau arčiau daiktų interneto, tuo ilgesnis baterijos tarnavimo laikas, didesnė skverbtis ir tas paslaugų paveikslas gali pasiskirstyti nuo A iki Z ir visos technologijos gali dalyvauti vieno sprendimo diegime ir palaikime. Tai užbaigiant šią sekciją, ką verta prisiminti. Saugios, energetiškai efektyvios ir skvarbios daiktų interneto technologijos tai yra pagrindinė dvi. Narrowband IoT, LT CAT-M. Pabrėžiu, saugios ir energetiškai efektyvios bei skvarbiausios. Taipogi LoRa, Sigfoxas jūs taip pat dalyvauja prie energetiškai efektyvių technologijų. Kartais spekuliuojama, o gal ir realiai prie pigesnių technologijų, bet įvertinus
pačių technologijų palaikymo kaštus, pačių technologijų saugumo lygį, aptarnavimą, kompanijas, kurios aptarnauja, ar jos bus po 10 metų ar nebus, ar neliksit be priežiūros. Labai svarbu atsižvelgti iš tuos aspektus, renkantis kokį duomenų perdavimo sprendimą savo rangoje laikytis. Didėjant įrenginių ir integracijų kiekiui, saugumas įgauna visai kitokį lygio svarbą visose sluoksniuose ir apie tai dar turėsim šiek tiek detaliau vieną skaidrę, kur pereisim per visus sluoksnius ir kas tuose sluoksniuose yra svarbu. Įrenginio naujimas nuotoliu būdu ne prabanga, o būtinybė. Jeigu jūsų duomenų perdavimo technologija arba paslaugų teikėjas nenaujina, arba jūs patys nenaujate IoT įrenginio programinės įrangos jau senai, labai tikėtina, kad įrenginys yra pažeidžiamas, o galbūt netgi jau užkrėstas, jums to net nežinant. Ir ketvirtas, čia tik pradžia. Kas bus ateityje, nekantriai laukiu ir manau, kad metai po metų vis atsiras naujų dalykų ir mes juos galėsim tiek patys pajusti ir pritaikyti savo sprendimuose, tiek atnešti jums į rinką naudojimui. Globalūs IoT sprendimai. Skamba gražiai, skamba plačiai, o kaip iš tikrųjų tai atrodo? Jeigu man toks pat klausimas kilo galvoje arba mintis kilo galvoje pamačius šią nuotrauką, tai šiek tiek net nupurto. Labai daug įvairiausių sprendimų, labai daug įvairiausių vertikalių, labai daug kompleksikos ir taip toliau. Bet iš tikrųjų viskas labai paprasta. Duomenų įrenginiai, duomenų perdavimo įrenginiai, programinė įranga, ryšio tiekėjai ir taip toliau. Platformos horizontaliuose sprendimuose, įvairiausios aplikacijos nuo dirbtinio intelekto iki automatizavimo ir taip toliau ir panašiai. Paveikslas didžiulis. Ir technologija šiandieną sienų neturi, tai reiškia, kad mes galim sprendimą iš bet kurio pasaulio šalies įsigyti ir naudoti čia Lietuvoje ar atvirkščiai, teikti savo sprendimus pasaulyje. Tai pasikartojant, pasaulis technologijų sienų neturi, tačiau turi niuansų ir tuo pačiu turi sparnus. Dirbtinis intelektas, na, čia klausimas, ar mano gebėjimai suformuluoti užklausą, ką noriu gauti, ar visgi dirbtinio intelekto ribotumas, spėju, kad laikinas, sukūrė šį paveikslą, kur mano mintis ir prašymas buvo, kad sukurk radio ryšio bazinės stoties, skraidančios bazinės stoties vizualinį atvaizdavimą. Na ir gavosi toks paveikslėlis. Kas iš tikrųjų slepiasi po šiuo skambiu pavadinimu, tai gana paprastas dalykas. Satelitinis duomenų perdavimas. Lyg ir nauja, lyg ir ne, o realiai tai nauja. Kodėl? Kalbant apie satelitinį duomenų perdavimą, galbūt pagalvotumėm, kad tai nieko naujo. Palidovinį ryšį palaikantis įrenginiai geba prisijungti prie palidovų ir perduoti duomenis. Nieko naujo, palidovų yra keleto tipų, padengimas vėlgi priklausomai nuo palidovo tipo ir taip toliau, nuo pačių sprendimo. Brangu, netgi sakyčiau labai brangu, ir tai visgi kas nauja. O nauja tai, kad GSM kaip operatorius vienijanti ir standartus jiems leidžianti organizacija išleido standartą su žemos orbitos palidovais, naudojant Narrowband IoT technologiją ten, kur nėra jokio ryšio. Arba bet kur. Koks esminis skirtumas ir kodėl tai yra skraidinti bazinė stotis, tai yra ta, kad Narrowband įrenginys, jūsų Narrowband įrenginys su Narrowband IoT technologija veikiantis su antžeminiam stotim, tarkim, Telios tinkle, gebės veikti ir su žemos orbitos palidovais, kai tos technologijos bus pilnai sudiegtos ir ištestuotos, perdodant duomenis ne per palidovinį ryšį, bet būtent per tą patį Narrowband IoT ryšį. Pats standartas yra visiškai naujas. Pasaulyje jau matome, kad vyksta tam tikri testavimai, tiek įrenginių gamintojai ruošiasi, tiek vyksta įvairiausios integracijos ir pasiruošimai. Labiau testinė aplinka, nerealus naudojimas, bet manau, kad 24 metai parodys jau ir pirmosius sprendimus rinkoje, kur tam tikriems sprendimam, kurie neturi galimybės duomenų perdavimo, ir tai bus vandenynai, galbūt kalnai ar kitos vietovės nepadengtos mobiliuoju ryšiu, duomenys gebės perduoti per būtent palidovus ir taip užtikrinti nepertraukimam būtent IoT įrenginio, kad ir ką jis bestebėtų ar valdytų, teikimą. Vienok
atrodo gražu, technologiškai pranašus sprendimas, bet tikėtina, kad kainos nebus lygios tam standartiniam atžeminiam daiktų interneto duomenų perdavimui ir greičiausiai, kad sprendimai bus naudojami tik tais kaip rezervinis duomenų perdavimas ir ryšys, vėlgi dėl apkrovimo, kainos, tam tikrų technologinių aspektų, nes kai jau turim 200 km atstumą iki palidovo, tai čia ir fizika stipriai pradeda veikti, joba, kad palidovas skrenda orbitoje. Neapsistokime čia, tikiu, kad ir tikiuosi, kad ateityje bus galima prasiplėsti šiek tiek labiau. Jau matysim pirmosius pavyzdžius ir galima bus kalbėti konkrečiai. Bet noriu pereiti prie kitos temos ir dėja, ne lietuviškų tekstų skaidrė, ne visus terminus pavyksta lengvai išversti, tai palikau anglų kalba. MNO, Mobile Number Operator versus Mobile Virtual Number Operator. Tai reiškia, tipinis standartinis operatorius, kaip mes Telia ar bet kuris kitas, kuris turi ir radio bokštus, yra reguliuojamas, turi SIM korteles, SIM kortelių profilius ir visą kitą reikalingas sistemas bei įrangą, personalą ir taip toliau, kad teiktų paslaugas. Ir yra virtualūs operatoriai, kurie, vėlgi grįžtant prie to, kad technologijos sienų neturi, veikia globaliai, globaliu mastu ir šiandieną Lietuvoje ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, nesvarbu kieno kokio tiek šalies tiekėjo, sprendimą galima įsigyti ir imti naudotis. Yra keletas svarbių nuansų vertinant šitos sprendimus, nes virtualūs operatoriai nėra lygus vienas kitam ir jie tarpusavį skiriasi. Ir jie skiriasi per keletą dalykų. Pirmas dalykas tai yra patys paprasčiausias modelis, tai yra perpardavinėtojai, kurie turi tam tikrus kontraktus su kitais virtualiais operatoriais, galbūt su fiziniais operatoriais ir daro tiesiog paprastą elementarią perpardavimo funkciją, už kurią jūs susimokite būtent tam operatoriui, galbūt reikia tam tikrą priežiūros paslaugas, marketingą ir pardavimus. Pats paprasčiausias variantas. Antras variantas, kur jau šiek tiek turi daugiau, jie jau valdo ir SIM korteles, galbūt turi SIM kortelių profilius, galbūt kažkokį įrenginių valdymo sprendimą, suteikia daugiau vertės, nes kuo leidžiamės žemiau, tuo pats vertės vartotojui ir kokybės, ir vertės, ir saugumo prasme yra daugiau. Trečias tipas yra service provideriai arba paslaugų teikėjai, kurie apima visus paslaugų tipus nuo duomenų perdavimo SMS iki balso. Yra galbūt reguliuojami arba turi numeraciją savo arba perka iš kitų, turi SIM kortelių įrenginių valdymą, apmokestinimą ir taip toliau, bet vis tiek tai yra virtualus operatorius, kuris įsikūrė, pasistatė įrangą, pasidarė kontraktus ir atėjo teikti jums paslaugų. Pilni operatoriai, tai reiškia, kad jie dar turi ir tą mes vadiname core tinklu, tai core tinklas yra atsakingas už visą technologinį veikimą, logikas, pačias technologijas, sąveikas tarpusavį ir panašiai. Tai yra virtualių operatorių, kurie turi praktiškai visas sistemas, kaip ir mes šiuo atveju Telia, tik jie neturi radio ryšio tinklo. Radio ryšio tinklą arba galutinį last mile paslaugą teikia per tam tikrus kontraktus arba tam tikrus paslaugų tipus. Na ir trečiasis, tai yra penktasis, paskutinis, tai yra hybridinis virtualių operatorių verslo modelis, kai čia dažniausiai jau lokalių operatorių sritis, kai lokalus operatorius norėdamas tapti globaliu, sudaro junginį iš įvairiausių technologinių sprendimų ir geba, būdamas tvirtas, stabilus, tvarus, teikti paslaugas technologiškai kitose pasaulio vietose, nors fiziškai tenais ir nėra. Tai čia visiškai atskira tema, bet labai svarbu, kai kalbate su IT sprendimų teikėjais, įsivertinti šitos niuansus, nes, kaip ir minėjau, ne visi virtualūs operatoriai yra vienodi ir ne visi iš tų operatorių turi nuosavybę į SIM profilius. SIM profilis yra tam, kad jūsų įrenginys gebėtų perduoti duomenis nuotoliniu būdu. Nevaldo ryšio tinklo infrastruktūros, tai reiškia, įvykus sutrikimui arba reikalingam kažkokiam pakeitimų dėl jūsų sprendimo specifikos ar kažkokių trukdžių ar kažko, pakeitimai arba reakcijos laikai tikėtina, kad gali būti ne visai draugiški arba atitinkantis jūsų poreikius. Gali netekti kontraktų ir čia yra labai svarbi vieta. Kodėl? Todėl, kad visai nesenai teko matyti vieną iš virtualių operatorių visai netoli Lietuvos, Europos lygyje, kuris teikia paslaugas gal 10 metų ir
prarado savo kontraktus, negaliu pasakyti, dėl kokių priežasčių, bet prarado savo kontraktus į virtualius profilius. Į SIM korteles, kurios veikia radio dažniais ir per SIM korteles, kurios yra montuotos įrenginiuose. Kas to pasekoje įvyko? Klientai su tūkstančiais įrenginių buvo palikti be sprendimo. Tai reiškia, jeigu jūs teikite sprendimą, jūs turite ir parduodate sprendimą savo klientam, jūs perkate virtualaus operatoriaus paslaugas ir tas operatorius pasako vieną, kad atsiprašau, bet jums paslaugų teikti nebegalėsiu, jūs savo klientus paliekate be sprendimo, o ką tai reiškia verslui, tai reiškia, kad jūs prarandate ir esamus klientus arba patirsite didžiulės išlaidas, nuostolius, siekdami pakeisti tas SIM korteles į kito operatorius. Ir taipogi šitie operatoriai negali numatyti kaštų į priekį, vėlgi, spekuliavimas ateitimi kartais smagus dalykas, bet realybė visada yra fainiau. Todėl, kad kalbant apie kai kurių virtualių operatorių ėjimą į rinką, matau keletą dalykų, kurie man kelia didžiausią riziką arba baimę. Pirmas, tai yra išankstinio mokėjimo sprendimai. Tai nieko blogo išankstinio mokėjimo sprendime, tam kitaip tariant prepaid. Viskas su tuo yra gerai ir tam tikriem biznio modeliam jis yra būtinas. Problema, kur iš kur ateina, kad yra pažadai, kad bus mokama nedaugiau euro, tarkim, per metus, kas buvo turbūt 10-15 metų vieno Ispanijos operatoriaus CEO spekulacijos į ateitį, kad kažkada ryšys tiek kainuos. Tai nėra realu turėti eurą ar ten aplink priklausomų nuo kiekio. Nėra nerealu turėti tokią kainą su IoT sprendimais rinkoje. Tačiau, kur gali būti problema su virtualiu operatoriumi, kuris nevaldo visos infrastruktūros, negeba atsakyti už visas sprendimo dalis, lygiaverčiai arba visiškai atsakingai, gali būti, kad jam pasikeitus sąlygom su jo tiekėju, pasikeis sąlygos ir jums. O jūs savo verslo plane būsite įsivertinę tos pirminius kaštus, kuriuos sumokėjote už išankstinio mokėjimo sprendimą. Ir čia tik viena iš dedamųjų. Taipogi, kas dar svarbu su šitais operatoriais apartų minėtų rizikų, yra tai, kad kiekvienas iš jų, ir nebūtinai lygiai taip pat ir paprasti operatoriai, standartinio tipo operatoriai, gali turėti kelis SIM kortelių tipus. SIM kortelių tipai, aš tiesiog supaprastintai sakau. Ir ką mes turime? Mes turime vietinės SIM korteles, turime SIM korteles, principė tas pačias vietinės, kurios gali veikti roaming arba užsienio šalyse su užsienio kontraktų pagrindu tarp operatorių, kad duomenys būtų perduodami. EUICC technologinis standartas, kuris sako, kad šita SIM kortelė gali keisti operatoriaus profilį arba kitaip operatorių per orą, nekeičiant fizinės SIM kortelės IoT įrenginyje. Multi-IMSI SIM, tai reiškia, tai sako apie sprendimą, kur viena SIM kortelė įdėta į jūsų IoT įrenginį gali turėti kelių operatorių profilius vienu metu ir tie profiliai priklausomai nuo užduotų taisyklių, jiems gali keistis automatiškai. Na, tarkim, iš Europos persikėlėte į Maroką. Marokė, tarkim, to operatoriaus duomenys yra per brangus, tai įrenginys identifikavęs, kad pakeitė kontinentą, automatiškai perjungia SIM kortelės lygyje kitą operatorių, kuris yra tam pigesnis, geriau veikia, turi geresnį padengimą ir taip toliau. Ir iSIM, tai čia labiau toks ateities, yra tiekėjų, kurie jau tą diegia, tačiau čia dar vertinčiau atsargiai, nes ne visi saugumo klausimai yra išspręsti, kad tas operatoriaus profilio paketas nebūtų nulaužtas, kad pati nebūtų užvaldyti duomenys ir panašiai. Tai čia ateitis taip, ar jau esame tenais, dar ne visai, bet jau matome realius sprendimus rinkoje. Vienas svarbus dalykas, kas svarbu paminėti, turbūt iš visų šitų 5 kalbant apie SIM kortelių tipus, tai yra EUICC. Ir teko nemažai per pastarosius metus apie tai tiek domėtis, tiek dalyvauti projektuose, tiek atsakinėti įvairiausius klausimus ir matau didžiausią pasimetimą. Didžiausią pasimetimą kame? Didžiausias pasimetimas mano akimis tame, kad matome, jog yra maišoma įrenginiai su eSIM ekranais ir įrenginiai be ekranų. Čia esminis tarp jų skirtumas yra tas, kad sprendimas nusiųsti arba pakeisti operatorių per orą nekeičiant SIM kortelės
yra naudojamas visiškai skirtingų infrastruktūrų. Ir jeigu jūs turite sprendimą su mobiliam telefonui, išmaniam laikrodžiui, nebūtinai tas pats sprendimas gebės, tiesiog net negebės sudėkti eSIM-o arba virtualaus operatoriaus profilio jūsų daiktų interneto įrenginyje. Kas atsirado naujo ir ką svarbu atkreipti dėmesį, tai kad rinka, mano nuomonė, pasikeis artimiausių metų ir jau po truputį keičiasi, nes GSMA, ta pati organizacija, kaip minėjau anksčiau, kuri nustato standartus mobiliesiems operatoriams, išleido naują standartą, kuris sako, kad šitos dvi infrastruktūros ateityje nebebus skirtingos ir eSIM-o arba virtualius operatorius profilius galima bus užkelti naudojant vieną infrastruktūrą gerokai lengviau, paprasčiau ir netgi pigiau. Ką iš čia prisiminti? Technologijos neturi sienų, ypatingai svarbu suprasti, iš ko perku sprendimą ir kokios galimos rizikos. Kaina negali ir neturi būti vienintelis faktorius, dėl ko aš pasirinkau šį sprendimo tiekėją, nes po to gali tekti susimokėti 2 kartus. eSIM telefone nėra tas pats, kas IoT įrenginyje, tai yra 2 skirtingi dalykai šiandieną, bet tikėtina, kad labai artimoje ateityje, 24-25 metai tai parodys, kad bus vieninga infrastruktūra ir supaprastės ši dalis. Bazinės ryšio stotys neskraido, skraido palydovai. Jau mano valdas sako, kad laikas eina į pabaigą, tai šiek tiek įjungsiu greitakalbę ir perbėgu turbūt prie daugumą aktualios temos 2G ir 3G saulėlydis. Tai kalbant apie technologijas, mes čia matom linksmuosius kalnelius. 2G technologija, 3G technologija, tarkim, Telios atveju jau yra saulė nusileidus, 4G pikas, 5G pikas ir kilimas. Ir mes matom, kad tie linksmieji kalneliai kažkada daeis ir iki 6G. Kas vyksta pasaulyje? Pasaulyje matom, kad vėlgi 2G, 3G technologijos jau yra uždarinėjamos arba planuojamos būti uždarytos. Ir čia ne kiek turbūt gazdinant, bet kiek rekomenduojant galvoti apie tai, nes 3G technologija turbūt mažiausiai tokia visakame, 2G technologija turės didelę įtaką IoT įrenginiams, kurie buvo parduoti kažkada. Bet tų technologijų uždarimas yra būtinas tam, kad būtų evoliucija technologiška ir mes galėtume turėti vis geresnius sprendimus. Ir jeigu taip žiūrėti apie kas vyksta pasaulyje ir kur kokios technologijos procentaliai bus, kokias skverbti turės, tai yra labai aišku, kad 27, 30, 33 metai tikėtina, kad 2G technologija bus uždaryta. Galiu pasakyti kol kas taip, kad mes kaip Telia šiandieną dar neplanuojame uždaryti 2G technologijos, bet mąstome apie tai ir linkime mąstyti jūs, nes IoT įrenginio gyvenimo ciklas yra pakankamai ilgas ir jeigu yra dabar diegiami sprendimai, reikia numatyti, kad tos technologijos gali būti uždarytos. Ką prisiminti? 3G išjungimas jau sparčiai vyksta, 2G taip pat ne už kalnų. IoT įrenginio gyvenimo ciklas tarp 10-15 metų, bet teko matyti ir virš 20. Nauji diegiami įrenginiai turėtų palaikyti naujos kartos LPO technologijos tam, kad apsisaugotumėte nuo to, kai bus, tarkim, uždarytos 3G ar 4G technologijos. Ir reikėtų nusimatyti turimų IoT įrenginių planą ateityje. Skubos galbūt ir nėra, bet mąstyti apie tai verta ir linkiu, kad tie sprendimai pasikeistų lengvai ir paprastai. Paskutinė tema, Evaldai, dar 5 minutės ir viskas, ir galėsim pereiti prie klausimų. IoT ir saugumas. Nenoriu praleisti šitos dalies, dėl to, kad saugumas labiausiai, turbūt IoT srityje yra labiausiai apleista sritis, nes negaliu absoliutinti, bet teko matyti įvairiausius dalykų. Ir kodėl? Čia grįžtu prie tos pačios architektūros, ką kalbėjom pačioje pradžioje, kai vartotojas gali būti reprezentuoti žmogų įrenginį arba programą, yra įrenginiai. Yra IoT daiktai, kurie jungiasi prie tų įrenginių ir perduoda duomenis per ryšio technologijas į ryšio įrenginių ir duomenų valdymo platformas, o tos platformos jau pateikia duomenis į sistemas ar programėlės ar ką tik tais nori. Ir čia yra keletas aspektų. A. Tai yra saugus įrenginys, techninė įranga. Programinė įranga turi būti A. Galima naujinti per nuotolį, B. Turi būti atnaujinta, C. Turi būti naudojami saugus slaptažodžiai ir jokių būdų nepalikti tie, kurie ateina kaip default, kaip standartiniai slaptažodžiai, kaip perki įrenginį. Taipogi labai svarbu yra įrenginio gamintojas, nes nepaslaptis ir rinkoje yra atveju, kai
iš nežinomų, neaiškių, nežinau, Kinija, AliExpress ar kažkas tokio, įsigyti IoT sprendimai, jie taip atlieka funkciją, tačiau saugumo prasme būna ir programinės įrangos iš anksto įdėktos pačio gamintojo arba turi jos spragų, kad kenkėjai galėtų patekti į vidinį tinklą, užvaldyti įrangą arba tą įrangą panaudoti kaip resursus savo kitom atakom. Saugios komunikacijos. Saugi uždaros privatus tinklai, prieigos teisų kontrolė, kiek įmanoma apriboti prisijungimai ir įvairiausios skylės duomenų perdavimo tinkluose, kad niekas negalėtų pateikti tą duomenų srautą, kuris keliauja nuo įrangos iki jūsų sprendimų. Debesyje, vėlgi čia turbūt daugiausiai matom rinkoje, kai matom DDoS atakas, matom malvarą įvairiausias atakas, kitus užvaldymus žmogiškojo faktorium. Tai čia svarbu identifikacija, autentifikacija ir duomenų šifravimas ir vėlgi teisių valdymas. Bet kokiu atveju, sprendžiant vieną dalį, o neišsprendus kitų, pasiliekama teisingiau rizika, kad bus įsilaužta į tuos sprendimus ir jeigu įsilaušiu viename gale, tai tikėtina, kad galėsiu daryti ir kito galo. Tai linkiu galvoti apie tai ir būti saugiem. Čia labai paprasta statistika, kur apie Microsoft sako, kad apie 80-90% atakų vyko dėl nevaldomų įrenginių, neatnaujintų įrenginių. 70% organizacijų, kurios patyrė atakas, turėjo mažiau negu 500 darbuotojų. Ir virš žmonių organizuotos atakos, nerobotizuotos atakos, pakilo daugiau negu 200%. Skaudita statistika, verčianti susimastyti ir tikiuosi, kad jums taip pat. Prie šitą galbūt dalį tiesiog praleisiu, kad jau ir truputį padengiam, kad kas gali būti saugumo spragomis ir realūs rizikos atvejai pasižiūrėjimų galbūt po šio webinaro, Mirai.net, Jeep Grand Cherokee, Jude Cardiac Devices ir Target kredito kortelės. Tai yra turbūt tokie, jie yra gana ne patys naujausi, bet žinomiausi, kai buvo pavogto kredito kortelių duomenys. Mirai.net turbūt vienas iš rizikingiausių atakų, kai užvaldomas jūsų IoT įrenginys, jūs nieko nesuprantate, bet to įrenginio resursai yra panaudojami kitoms atakoms, pavyzdžiui, kaip DDoS. Grand Jeep Cherokee buvo testavimai laboratorijoje, kur sugebėjo nulaužti multimediją ir perimti transporto kontrolės valdymą. St. Jude, mano akimis, pats turbūt žiauriausias nulaužimas, teisingai ne nulaužimas, o rizikos atradimas, kai širdies davikliai turėjo spragą ir jų gal buvo sudėkta virš 300 000 ir tos spragos pagalba galima buvo piktavališkai tiesiog sutrikdyti širdies darbą 300 000 žmonių. Tai gerai, kad tai buvo geranoriškas atradimas, problema buvo išspręsta ant programinę įrangą, bet pagalvokit, kas nutiktų, jeigu saugumas nebūtų užtikrintas ir pakliūtų tokią informaciją piktavaliam rankas. Tai paskutinis, ką prisiminti, tai yra IoT įrenginiai viena iš labiausiai pažeidžiamų sričių. Didėjant įrenginių integracijų kiekis, saugumas įgauna kitokio lygio svarbą visuose sluoksniuose. Nėra ne vieno iki galo saugaus sprendimo, yra tik geriau apsaugoti. Ir IoT pasiteisino kaip sprendimas, lygu yra geras ir saugus tinklas, geras įrenginys, integralus duomenų valdymo patekimo sprendimas. Ir linkiu, kad jūs tokius, tikiuosi, kad turite ir linkiu, kad tokius sprendimus dėktumėtės tik ateityje. Perbėgu, Evaldai, į paskutinę klausimų ir atsakymų sesiją. Turime šiek tiek laiko ir tikiuosi, kad turime klausimų. Super, ačiū Remigijau tau už pristatymą. Tai buvo mūsų paskutinis šių metų pristatymas ir aš iš ties klausiausi, nors ir 20+ metų esu telkos srityje, bet dalykai apie IoT jie ateina ir yra iš ties nauji ir įdomus ir klausimai yra iš tos srities. Bent keletas mūsų klausytojų, mūsų žiūrovų klausia apie quantum computing. Ar turi kažką tai papasakot? Vienas iš klausimų, gal vystot? Geras klausimas. Deja, žinokit, per mažai informacijos, kad galėčiau ją dalintis, arba jaučiaus tvirtai ją dalindamasis, bet žiūrint iš IoT evoliucijos perspektyvos, labai tikiu, kad šitie sprendimai, kai bus pasiekiami, jie parodys visai kitokias spalvas šitame pasaulyje.
Aišku. Kalbėjai apie 2G uždarimą, klausimas buvo, tai kadagi bus išjungta 2G technologija? Kaip suprantu, pas mus jau jinai išjungta, o kaip kitur pasaulyje? Pas mus išjungta yra 3G technologija. Pasaulis uždarinėja labai sparčiai 3G technologijas, taipogi ir 2G. Jau yra šalių, kurios yra uždariusios 2G, pavyzdžiui, Amerika, Šveicarija lygiai taip pat ir tam tikros kitos Europos operatoriai. Mes kaip Telia Lietuva kol kas plano uždaryti neturime, bet spėčiau, kad tai bus tarp kokių 28-33 metų. Kai pradėsime dirbti ties projektu ir pasiruošimu jam, galėsime galbūt tiksliau sakyti ir bet kokiu atveju tai darysime, nes pasiruošimas reikalavimas yra tiek iš mūsų kaip operatorius pusės, tiek iš sprendimų tiekėjų ir galutinių vartotojų pusės. Okay. Ačiū, kad pataisėjai, nes 3G, 2G didelis skirtumas yra. Pačiam savata pasidarė, kad taip suklydau. Ok, klausimas, eSIM paslauga, ar daug jau yra įrangos, kuri palaiko eSIM paslaugą? Procentaliai tikriausiai reikėtų žiūrėti. Procentaliai galbūt neatsakysiu, jeigu mobilių renginių pasaulyje, tai tikrai taip, praktiškai turbūt visi arba dauguma naujųjų mobiliųjų išmaniųjų renginių jau palaiko eSIM paslaugą. Kas liečia IoT, vėlgi čia yra ir su gamintojais dažnai tenka diskutuoti. Standartas, kuris yra palaikomas dabar ir kuris bus ateityje, mano, jeigu prisiminsite skaidrę anksčiau, ar ne, tai ta pati įranga pagal tą standartą negebės veikti su naujų standartų. Ir yra dalis gamintojų, kurie palaiko esamą standartą, yra, kurie nepalaiko ir dabar galvoja, ką daryti. Ar visgi dėkti sprendimus virtualiam operatoriaus keitimui arba esimui į IoT daiktą su dabartiniu standartu, ar palaukti tuos metus, ar pusę metų, ar pusantrų ir jau dėkti su naujų standartų, nes tikėtina, kad dabartinis standartas jisai numirs, išnyks arba nebus palaikomas plačiai. Ir jeigu jis nebus palaikomas plačiai, tai bus ribojamas pakeisti operatorius, jeigu tas tarpusavio platformos ir tie standartai nebus suderinti. Tai turbūt būtų atsakymas toksai. Dalis taip, dalis ne, dalis galvoja. Pratau. O jeigu pereiti prie kainos klausimo ir klausia, ar kainos konkurencingos su įranga, su klasikinė SIM ir prieš eSIM? Jeigu žiūrėti iš pačio sprendimo perspektyvos, tai ir vertinti tik dėgymą, tai pigiau turbūt yra klasikinė standartinė įdedama SIM kortelė. Čia bendrai kalbu nebūtinai iš kliento perspektyvos, bet galbūt aplamai ir sprendimo tiekėjo ir iš operatorius perspektyvos. Kalbant iš grinai eSIM perspektyvos, tai sprendimas brangesnis, nes turi palaikyti platformą, yra tam tikri mokesčiai, kuriuos mes turim susimokėti SIM kortelių tiekėjam, platformų tiekėjam ir taip toliau. Ir galų gale integracijos, kurios turi būti atliktos tarp skirtingų operatorių, taipogi kainuoja. Nes vienas esminis skirtumas tarp dviejų standartų mobiliem įrenginiam su ekranais ir be yra tas, kad jūs parsisiunčiate profilį į mobilų įrenginį. O IoT daiktų jį reikia nusiųsti. Tam, kad nusiųsti, tarpusavio operatoriai turi būti pasidarę integraciją. Šitos integracijos kainuoja. Tai vėlgi, atsakymas nevienareikšmis, plačiai žiūrint, jeigu SIM kortelę reikėtų keisti, galbūt ir apsimoka, greičiausiai taip, bet tai daugiau kainuoja negu tas euras ar kiek už tą fizinę SIM kortelę. Supratau. Klausimas. Narrowbandas IoT gaminių dizainas yra skirtas tarnauti 16+ metų. Ar 4G sunset negresia šiems įrenginiams? Ir galbūt jau pradedate testus su FreeGPP release 15 Narrowbandas IoT. Daug terminų. Narrowband 2 stadija. Tai labai džiaugiuosi, kad uždavėte šitą klausimą. Labai tikėjausi, kad jis bus užduotas. Labai paprastai atsakant, Narrowband IoT, LTE-M, šios dvi technologijos, jos yra paremtos šiandieną 4G tinklų, 4G dažniais, bet taip pat jos yra ir dalis 5G technologijos. Nepaisant to, kad kažkada 4G technologija sumigruos į 5G ir bus vienas tinklas 5G, kurių ir aptarnaus visus įrenginius, šitos technologijos Narrowband IoT ir LTE-M gyvuos turbūt kaip minimum 20, gal net 30 metų skaičiuojant nuo dabar. Galbūt net ir ilgiau, ar ne? Tai 6G standartas, kaip jau ir gaminamas, jau po truputį apie tai kalbama, bet dar mes netenais. Tai tą galima tikrai užtikrinti, kad technologija tinkle pragyvens tą 15 metų, tai tikrai.
Super. Dar turim kelis klausimus. Vienas labai yra išsamus su gilia įžanga. Aš manau, kad mes į juos atsakysime siųsdami mūsų video medžiagą visiems, kas buvo šiandien prisijungę. Todėl noriu padėkoti visiems, kas buvo prisijungę, kas išliko iki 11 valandos ir labai daug. Noriu padėkoti Remigijau tau už tokią labai gerą prezentaciją apie IoT, kas yra, kas buvo ir kur būsime. Ir noriu palinkėti visiems gražių švenčių, gerų švenčių ir susitiksime kitais metais. Viso gero.